Saugios rankytės. Kas tai? Kai tave užplūsta dideli jausmai, pyktis, liūdesys, baimė ar labai didelis susijaudinimas, gali išbandyti nusiraminimo būdą saugias rankytes. Tai reiškia, kad ramiai sudėdi savo rankas kartu, lyg švelniai apkabintum pats save. Kartais kiti žmonės elgiasi ne taip, kaip norėtum. Kartais kažkas pasako nemalonius žodžius arba net įskaudina. Tada viduje gali kilti tiek daug jausmų, kad tampa sunku elgtis tinkamai. Saugios rankytės padeda tau sustoti ir nusiraminti. Nemuštis, nestumdytis, o pagalvoti, ką galėtum padaryti kitaip ar geriau. Jos padeda tavo kūnui jausti saugiai, net kai aplink vyksta daug triukšmo ar viduje verda jausmų audra. Kai esame laimingi, mes džiaugiamės, juokiamės, apkabiname kitus, darome gražius dalykus ne tik sau, bet ir kitiems. Bet kai apsigyvena sunkus jausmai, pyktis, liūdesys, nerimas, mes galime pasijusti liūdni, neramus arba net nebenorėti bendrauti su kitais. Tokiais momentais kartais būna sunku kontroliuoti savo jausmus ir galime netyčia užgauti ir įskaudinti ne tik save, bet ir kitus. Štai čia ir praverčia saugios rankytės. Jos gali sustabdyti norą smogti, stumdytis, mėtyti ar laužyti daiktus ir gali padėti nusiraminti. Kada gali padėti saugios rankytės? Kai klasėje per daug triukšmo. Sudėk rankytes, skaičiuok iki 5, 10 ar net 15. Tiek, kiek reikia, kad nurimtum ir vėl susikauptum. Kai pats nenori arba draugas nenori dalintis daiktais. Natūralu supykti ar nusivilti. Sudėk rankytes, jos padės sustoti ir pagalvoti, kaip išspręsti situaciją be ginčo. Kai turi atsiskaityti svarbų darbą ir jautiesi neramiai. Sudėk rankytes, taip pat save palaikysi. Lengviau susikoncentruosi ne į baimę, o į tai, kad esi pasiruošęs. Kai pralaimi žaidimą, gali būti liūdna, nes taip stengiaisi, bet saugios rankytės suteiks tau laiko nurimti ir prisiminti, kad žaidimai skirti smagiai leisti laiką kartu, o ne pyktis dėl to, kas šį kartą laimėjo ar pralaimėjo. Kai gauni netikėtą užduotį ar keičiasi planas. Netikėtumai gali išgąsdinti ar sukelti kitus jausmus. Sudėk rankytes, pabandyk nurimti, o tada pakalbėk su mokytoju ar suaugusiu, kuris paaiškins, kas vyksta. Kad ir kas nutiktų, ar viduje kils jausmų audra, ar užplūs pykčio, liūdesio ar nerimo bangos, prisimink savo saugias rankytes. Jos tarsi stebuklingas mygtukas. Paspaudi ir širdelė ima plakti ramiau, mintys nurimsta, o kūnas atsipalaiduoja. Tuo metu gali ramiau viską apgalvoti, kas nutiko, kodėl kyla šie jausmai ir kaip reikėtų į juos reaguoti. Saugios rankytės padeda tau nemuštis ir nesistumdyti, nemėtyti daiktų, neužgauti savęs ar kitų ir nepabėgti, kai norisi nuo visko pasislėpti. Įsivaizduok, kad tavo rankytės tai maži superherojai, kurie atskuba į pagalbą, kai tau sunku. Jie apsupa tave nematomų saugumo skydeliu, sustabdo netinkamus veiksmus ir padeda jaustis geriau. O tu, kai kitą kartą pajausi, jog viduje kyla daug jausmų, ar pakviesi savo saugias rankytes į pagalbą?